Nežinau, ar jūs girdit, ar negirdit. Čia ančių balsus. Norėjau pakalbėti apie draugus. Draugas, ne? Draugas. Tai turim daryti viską, kad mes būtumėm draugais, ne priešais. O susikloščių situacija aiškiai rodo, kad kai kas mus nuolat priešin, nuolat nori paversti priešais. Atrodo bendraminčių rate esama, ne? Bet vis tiek kažkaip vieni kitus, supranti, pradedam dergti. Tai nebūkim vieni kitiem priešais, būkim vieni kitiems draugai. Mūsų tikslas susigrąžinti valstybę. Norint susigrąžinti valstybę, vieni ant kitų pildami purvą, to nepadarysim. Tai kas jūs įtakoja tai daryti, pilt vieni ant kitų purvą, netgi būnant bendraminčių. Galvokit, ką kalbat, galvokit, ką darot, galvokit, kaip elgėtis. Būtina susivienyti. O dabar esam Lietuvos prezidentą rinkimų, kai sakant, ant slenksčio esam, renkant Lietuvos prezidentą naują. Puikiai žinom, kad sistema paruoš nuolat mums gelbėtojus. Ir akivaizdu, kas tie gelbėtojai yra dabar. Akivaizdu, ką rodo, tai akivaizdu iš darbų pažįstam, kas yra Ingridas Šimonytis, Dainius Žalimas, daugiau Ignas Vėgėlė. Tuos, kuriuos mum brung per sistemas visus šaltinius, žinokit, tai ir yra patys pavojingiausi kandidatai mums, žmonėms, norintiems susigrąžinti savo valstybę į savo rankas. Antisisteminių tų kandidatų lyderis šiuo metu yra Eduardas Vaitkus. Todėl kviečiu visus pasirašiusius už kitus kandidatus antisisteminius pasirašyti už Eduardą Vaitkų, nes turim pasirinkti iš savų tokių žmonių lyderį, kuris būtų daugiausiai surenkantis palaikymą. Nes tik tuo atveju galim nugalėti sistemą. Todėl kreipiuosi visus protaujančius žmonės. Protaujantis netgi turėtų padėti tiem, kurie dar neprotauja, nesuprant, kad pešdamiesi vieni su kitais tik padedam sistemai. Privalom būti vieningi ir nugalėti tą sistemą. Tai padėkim vieni kitiem tą padaryti. Būkim komanda, būkim draugais ir pasirinkim tikrai antisisteminį kandidatą Eduardą Vaitkų. Nebūkim priešais. 33 metai mūsų valstybė yra naikinama, žlugdoma, išvaginėjama ir praskolinama. Visa tai vyks todėl, kad Lietuva tapo beteisė teroristinė valstybė, kuriuoj žmonės nepadarę nusikaltimų kišami į kalėjimus, teisiami, žlugdomi finansiškai, psichologiškai. Tad privalom tą sustabdyti. tą padaryti galim tik būdami draugais,
o ne priešais. Taip pat kreipiuosi į tuos, kurie užsidėję didybės karūnas. Turim būti komanda, o ne būti karaliais ir tampyti. Atskiri karaliai tampa žmonės į skirtingas pusės. Mes turėtumėm siekti ne rinktis karalių kokį tai, bet siekti tikslo. O tikslas pasiekti tikslą galim tik tai būdami kartu, vieninga, didelė, stipri komanda. Padėkit tiem karaliam, kurie jumis nustatinėja prieš kitus, nusimt karūnas ir būt ne pasakas apie gulbę, vėžį ir lydeką herojais, tempiančiais ten ratelius su kroviniu į skirtingas pusės. Kipkimės visi ir tempkim į vieną kryptį, į reikalingą mums tikslą, kurį mes galim pasiekti būdami kartu. Todėl kreipiuos į visus teisingumo aušros žmonės. Taip pat kreipiuos į Antano Kandrato žmonės. Nebelaiks tampytis į skirtingas pusės. Metas siekti bendrą tikslą, bendrą visiems reikalingą tikslą. Mūsų visų tikslas turėtų būti ne kažkokie tai karaliai, bet susigrąžinimas valstybės į savo rankas. Tad tą ir padarykim. Visus kviečiu pasirašyti už Eduardo Vaitkaus kandidatūrą ir palaikyti Eduardą Vaitkų prezidento rinkimuose. Ta sakau aš, norėčiau, kad tą pasakytumėt ir jūs. Būkim draugais, būkim komanda, sugrąžinkim valstybę Lietuvos žmonėms. Ačiū. Geros dienos ir šviesios saulės, pavasarinę paukščių čiulbėjimą ir gražios mums ateities. Ačiū visiems.